Sveiki, mielieji. Esu Dalia Braziulytė, psichologė, egiptologė ir kviečiu Jūs į rudeninę kelionę po Egiptą, dykumos alchemiją ir sielos transformaciją. Kelionė vyks spalio 31, lapkričio 12 dieną. O pavadinimas dykumos alchemija ir sielos transformacija tai yra pavadinimas straipsnio, kurį parašiau žurnalui Raktas šią vasarą po pirmosios kelionės, kurią pravedžiau balandžio mėnesį. Tuojaus pakeisiu kameros kryptį ir Jums parodysiu. Štai čia yra žurnalas Raktas, tai yra Liepos rugpjūčio mėnesio numeris. Ir kolegos paprašė manęs parašyti apie sakralinės Egipto vietas. Ir aš nusprendžiau papasakoti apie kelionę, kurią ruošiau daugybę metų. Ir galų gale šį pavasarį, balandžio mėnesį, mes su grupe pervažiavome per šias unikalias vietas. Šį žurnalą dar galima įsigyti. Čia aprašau labai daug dalykų, psichologinių reiškinių, kuriuos žmogus patiria keliaudamas po dykumą ir Egiptą. Ir kadangi ši kelionė buvo tiesiog stulbinanti, ir vieno karto nepakako, nusprendžiau ją organizuoti vėl rudenį, lapkričio mėnesį. Čia naudodamasi proga rodo Jums staliuką, kuris yra mano spalvotoj palėpėj. Tai yra vakarų Libijos dykumos smėlis, kurį parsivežiau iš Egipto prieš daugybę metų, kuomet pirmą kartą buvau vakarų Libijos dykumoje. Ir čia yra Egipto dievybių skulptūrėlės. O šios terakotas molio šukės yra iš Duš oazės, kur mes keliausime į deivės Izidės šventyklą. Tai vat šitie artefaktai su manim gyvena jau daugybę metų spalvotoje palėpėje. Ir nuo savęs nepabėgsi. Egiptas yra jau 20 metų, labai svarbi mano gyvenimo dalis. Ir po truputėlį mano namai taip pat